ką dabar gero padarė esamai valdžia, gal man kažkas gali pasakyti. Žinok, aš kai suvestinę darau kas mėnesį, ir užsirašinėju daug maž įvykius. Ir aš galvoju, jeigu kažkas iš mano bendruomenės gauna tą sąrašą, realiai tik blogiausius dalykus gauna. Gali susidaryti vaizdą kaip Orlausko žiūrovai, kad viskas yra blogai. Aš tikiuosi, kad auditorija supranta, kad aš užsirašau tos didesnius įvykius, apie juos daugiau kalba, nes Lietuvoje, gyvenimas geras, vis dar viskas tvarkoja čia yra. Mes, bet realiai aš tada galvoju, o ką jie actually gero padarė? Ir tu gali sakyti tokius dalykus užrašyti, jie priėmė biudžetą, jie gynybai padidino biudžetą, tą literaliai bet kas kitas irgi būtų padaręs, čia net klausimo nėra, greičiausiai net būtų geriau padarę, bet labai sunku iš tikro rasti dalyką, kurie iš tikro padarė gerą. Dabar, kai buvo Seimo sesija ir dabar, kai bus vėl toj prasidės, aišku, daugiausiai bus kalbama apie, keletą specifinių dalykų, kaip dažniausiai būna, tai didžiausi dalykai. Bet jie priima ir atmeta, kartais net vienbalsiai praškai ten priima visokas ten ar pataisas ir viską. Svarsto ten, daugiausiai žiniasklaida visur kalbės apie didžiausius dalykus, bet pataisų visokių priima ir mažesnių. Bet, jos arba labai sunkiai nesuprantamos ten biurokratinį kažkokį dalyką pataiso, kur, ten nelabai net ką parašysi. Jis techniškai būtų geras dalykas ten. Verslą turinčiam žmogui, pagerino tam tikrą sąlygą labai niuansinę. Arba ten Kelmės regione esantiem žmonėm, ten, kad paštas pristatytų ten tą, kas yra objektyviai geri dalykai. Tokių yra nemažai, bet apie tokius prašymus net neįmanoma išsiaiškinti ir ten suprasti, ir ten jie 2 minutės prabalsuoja, visi pritarė ir priima ir viskas. Tai yra gerų dalykų, kur socdemai priima. Tikrai yra gerų. Tik jie, yra labai smulkus palyginti. Ir apie juos net neparašysi nei naujienos, nei nieko, nes, ten yra, man atrodo, ten būna tų patvirtintų ir viską. Ir esmė yra ta, kad tuos mažus gerus dalykus plius minus palaiko ir konservatoriai, ir visi palaiko, kaip ir nėra ten nedidelės diskusijos. Tai aš net nežinau, ar labai verta tą akredituoti esamai vyriausybei, tipo. Nes netgi kai opozicija pasiūlo tos mažus dalykus, jie ten plius minus, nebent su kažkieno interesas ten labai kirstus, plius minus patvirtina. Ta darė visos vyriausybės. Tai čia aš net nekredituoju tokių dalykų. Tai man atrodo, kai drama dėl kiekvieno didesnio dalyko kyla iš neigiamas pusės, mes nelabai ir turėtumėm kreipdėmėsi tos mažus gerus dalykus ir nertis iš kailio, kad surasti, ką gero padarė, kai tos mažus dalykus. Nes iš didelių dalykų, biudžetą padidino kariuomeniai, tuos suprantam tą, bet dauguma kitų tai buvo tiesiog arba negatyvus, arba tragiškai padaryti pokyčiai, kur pagal tą ir vertinu, tipo. Ir aišku, daugiausiai įvykių, ką socdemai padaro, tai būna net ne sesijos metu, o dabar tarp sesijų. Ir jų darbo grupė kaip daro, ir ten kaip elgiasi, ir kaip bendrauja, ir kaip su savo rinkėjais ir kitais bendrauja. Taip pat tokie dalykai, kur prisėda daug daugiau net kartais negu tie svarstomi įstatymai, bet nežinau, gal taip. Ar vedys statistiką, kiek rinkimų pažadų partijos vykdo? Gal ir galėtų vesti tokią statistiką, jeigu mes rinktumėm, Lietuvoje žmonės rinktų už pažadus kažkokius, tarkim. Būtų konkrečiai išrašyti 20 punktų ar ką, bet taip nėra. Mes žiūrėjom, netgi jums rodžiau kažkada ten, kai reaktinom socdemų, padidinsim literaliai viską. Tik jie išvardino per 40 minučių, padidinsim kelių prieinamumą, kelius ten tą. Tai literaliai visiškai viską padidins ir pagerins, tai čia net nėra ką užsirašinėti, I guess. Tai jie visko nepadidins, tipo. Tai bet, ne, čia neįmanoma būtų tokio vedimo pažadų vykdyti, nes tie pažadai per daug abstraktus buvo ir, Nesvamnu, kad sakė, metai bus tęstinumas, o po metų plauksime kaip šūdai pasroviui, nes jie nieko nedarys, tik griaus. Grįžtant prie finansinio raštingumo, ten, kai šnekėjo kitas, tai kad lietuviai pagrindė į NT investuoja, tai rodo, kad visai neraštingai, investavimas NT tai parodo. Realiai tai viena geriausių, gražą, saugiausių formų investicijos. Čia tai yra lengviausių, tarkim, bet jeigu tu esi finansiškai, tipo, irgi raštingas,
tu neprivalai. Finansinis raštingumas nėra tai, kad tu nusimanai, pavyzdžiui, investicijose labai gerai. Ne, finansinis raštingumas ir yra, gali būti tas, kad tu nori kuo mažiau pastangų reikalaujantį, kuo lengvesnį, mažiausią riziką turinti, tai nekilnojamas turtas. Čia nuostabus yra. Ir ten netgi tas ekonomistas mūsų, tas Mauricas, ar koks ten yra netrašęs. Kuodis netgi, man atrodo, yra tą rašęs, kur ten žmonės labai mėgsta duhintą, NT maždaug čia duhai užsiema. Ir tada palinkina, tai vienas geriausių, jeigu ne geriausias pagal jį, ten šis buvo pagal statistiką, vos ne geriausias, saugiausias investicinis būdas, tai ką čia jūs kalba, tipo, bet biudžetą padidino tik dėl to, kad es leido skolintis daugiau, nebūtų leidę, tai nebūtų nieko socdemų padarę. Va tas ir yra, netgi, tas yra, netgi tos dalykus, kur tipo socdemams galėtum kaip pliusą daryti, aš nemanau, kad gali ypatingai jiems duoti kaip pliusą. Va tas yra labai sunku rasti iš tikro, ką jie tipo gero padarė. Buvo liktais tinklapis, kuris sekė pažadus. Matai, yra, pavyzdžiui, pažadam padidinti pensiją. Tai įvykdė, nes pensija padidėjo. Pažadam pareigūnam atlyginimą pakelt. Įvykdė. Labai mažai, arba pensijų atveju praktiškai tiek, kiek konservatorių tas indeksavimas, ar kas ten nulėmė padidėjimą, tiek ir padidėjo, tai ar jie gali sakyti, kad padidėjo, tai jie įvykdė tą pažadą, bet nieko neįvykdė tą pažadą. Bet tipo, tai nieko tai nereiškia, kai jie tokius abstrakčius pažadus duoda, žinai. Lintarot pasakojo, kad jie keršia įdomi teorija. Tai man atrodo, yra fine pozicija, nes ten apie Nausėdą ir panašiai, tai literaliai ant to ir buvo statoma. Man atrodo, visi tą kaip ir supranta. Lintrovertas labai gerai artikuliavo tą, bet man atrodo, visiškai teisybė tas yra. Vien tas, pažiūrėkit, bet ką tik ne konservatorių. 4 metus su viršum meluoja juodna konservatorius, kad jie sugriovė tavo šalį, balsuokit už mus, mes actually išspręsim viską. Tai čia toks, kaip kerštas, ir gaunas, Aš apie investicijas buvo pradėšnekėti, Pavyzdžiui, mokytojams, kai supratau, nepadidins atlyginimų tiek, kiek pagal kolektyvinę sutartį buvo sutarta, kad didins, tai tik parodant, kiek socdemai yra lochai, tai yra, kur nepadarė, aišku, bet, taip yra, kai tu pažadi viską padidinti, viską pagerinti ir kai paklausia, iš kur, iš kokių pinigų tu neduodi atsakymą. Nes tai nėra įmanoma, literaliai. O tada jie susiduria su bet kokia krize, kur, pavyzdžiui, reikia biškai sumažinti kažkam biudžetą, tai automatiškai kažkas praras, arba didėjimas sumažės, arba literaliai sumažės. Tai bet tas buvo aišku prieš rinkimus. Mes tą visi sakėm prieš rinkimus. Kai jie neatsako į klausimą, iš ko padidins, tai reiškia visą protą, jie neturi plano.